atidavinėdavo perdavimus nuo kampinio gairelės, dabar jam atsisėdus ant suolo šią pareigą perima Ramūnas Radavičius. Galimybė jam pasididinti savo rezultatyvių perdavimų kraitį. Neblogas Radavičiaus perdavimas, smūgis į vartus ir vos tik pasirodęs aikštėje Seržas Iniuadzi pelno įvartį, o Ramūnas Radavičius atlieka rezultatyvų perdavimą. 47 rungtynių minutė ir 3-0, tad net 2 iš 3 įvarčių. Žalgiris pelnė po kampinių, perdavimai skrieja į vartininko aikštelę, už tuos perdavimus tarsi turėtų būti atsakingas Natas Mikučionis, turėtų ryžtingiau žengti, pasiimti kamulio, bet daug Einam prie Tado Labuko, pasikalba su juo. Geras žinios, kad Labukas ten jokios rimtos traumas nepatyrė, o Žalgirio ekipoje bus atliekamas vienas keitimas ir Artakas Jedigarjanas aikštėje pasirodys. Iš esmės tai yra krašto gynėjas, gali žaisti atraminio saugo pozicijoje. Bus įdomu pažiūrėti, ką čia sugalvoja treneris, o čia 1-0 muša Žalgiris ir muša įvartį iš labai artimos distancijos 74 minutę. Viskas taip truputį netikėta. Seržas Iniuadži, jis veikliausias buvo ir jis išveda Žalgirį į priekį. Va taip viskas pasisuka. Seržas Iniuadži, būtent jis muša be galo svarbu įvartį Vilniaus Žalgiriui. Ir aišku, dabar jau viskas keičiasi. Žalgiris. Sakykim taip, vienintelė tokia pavyzdinė graži ataka, vienintelė reali proga ir Valentinas Baranovskis ją išnaudoja 100%. Aikštės viduryje Žalgirio laukia rimta kova iš tikrųjų, žiūrint į tą vidurio saugų trejetą. Andželkovičius, Vedukas, Vaskevas skamba iš didžiojo. Čia įvartis. Seržas Iniuadzi. Antrasis jo įvartis SMS Kredit LT lygoje ir lygina rezultatą. Žalgiris sužaidus kiek daugiau nei 16 minučių. 8 minutės užtruko praėjusių metų lygos čempionai, stipriausia Lietuvos komanda, kad panaikintų tą deficitą, kuriame buvo atsidūrę po Baranovskio įvarčio. Šis Baranauskas labai nesunkiai atspėjo, kad šiandien bus 16 minučių ir jau turime 2 įvarčius. Trečiasis buvo labai tikslus, į patį kampą padėjo kamuolį Jakubas Vilkas. Per nelyg lengvai Žalgiriui leidžiama šeimininkauti. Baudos aikštelė ir Sūduvos gynėjai, taip, pirmiausia, jie turėtų daryti išvadas. Dabar jau turbūt per pertrauką, manau, kad tas psichologinis smūgis yra toks, kad kažin ar Sūduva... Kažin ar Sūduva, kaip sakoma, taip, 4. įvartis ir 2, kurį muša Seržas Iniuadzi ir mes konstatuojame faktą. Seržas Iniuadzi kartu su Evaldu Razuliu iš Atlanto yra rezultatyviausi čempionato žaidėjai. Kažin ar pertraukos užteks Sūduvos komandai. Totalinis Žalgirio pranašumas, 29 minutė dar nepasibaigė. Žalgiris jau pirmauja 4-1, pradėjęs rungtynes nuo 0-1. Radavičius ir toliau štampuoja rezultatyvius perdavimus. Visi kiti susitikimai kol kas kupini intrigos ir labai įdomus. Vilkas į baudos aikštelę, apsigina Šiauliai ir Keita pasiruošęs nubėgti į ataką. Bando sužaisti kulniuku, techniškai varžovai sutrukdo įgyvendinti sumanimą Šembero. Koks perdavimas, Iniuadži 2-1. Deividas Šemberas, koks perdavimas, fantastika. Vat kaip debiutuoja Šemberas, kosminis perdavimas, kažkas neįtikėtino ir Seržas Iniuadži 2-1. Aišku, Iniuadži viską puikiai užbaigė, bet kokį perdavimą už Kalnieriaus gynėjams išrašė Deividas Šemberas. Ir ne pirmas jo perdavimas šiandien. Čia gali žiūrėti ir tiesiog grožėtis. Priėmė kamuolį, pasižiūrėjo. Bums į priekį. 100% progą tame epizode, kai toli vartus buvo apleidęs vartininkas Armantas Vitkauskas. Na, o žalgiriečiai tokių įsimintinų 100% progų ir neturėjo. Na tiesa, dar nesibaigė pirmasis kėlinys, dar yra kelios minutės. Gali dar Vilniečiai ne tik progą sukurti, bet ir įvartį įmušti. Pavojinga situacija ir puikus Leliugos perdavimas. Na, tarytum išgirdė mano žodžius. Dabar Vilniečiai nusprendė vis dėlto, kad reikia mušti įvartį ir tai daro Sergej Komla Nuezis. Po Leliugos perdavimo Vilniaus Žalgirio legionierius pelno
įvartį ir rezultatas tampa 1-0 Vilniečių komandos naudai. Tai nutiko 42. Ir toliau žiūriu 1-0. Toks rezultatas švieslentė. Čia Razulis ir kamuolio negauna. O Šiauliuose liko žaisti 15 minučių iki pagrindinio laiko pabaigos. Seržas Niuadži. Nakrošiui ir toliau sekasi sunkiai perdavimas. Čia Janušauskas. Janušauskas į baudos aikštelę. Niuadži 1-0. Puikus smūgis, graži ataka ir žalgiriečiai pirmauja 28 minutė. Nuo ko viskas prasidėjo. Niuadži krašte suklaidino Nakrošių. Dabar geras jo perdavimas Janušauskui. Įkerta. Niuadži rikošetas gauna kamuolį. Galdikų jokių variantų. Jokių šansų vartininkų. Mirtinas šūvis ir rezultatas 1-0. Bus sunkiau dabar Atlantai. Bus sunkiau ir kol kas visos atakos yra būtent... Na, galime sakyti, kad panevėžiečiai bent jau turėti lygų rezultatą švieslentėje kol kas nusipelno. Žalgiris, jeigu taip įvertinus visą jų žaidimą per tas 35 minutės, neturėjo rimtesnės progos. Ką sugebėjo, tai būtent po tų klaidų aikštės viduryje, kurias neleistinai padarė. Dar viena klaida. Ir įvartis. Seržas Niuadži. Antrasis jo įvartis šiame čempionate ir kol kas svarbiausias iš dviejų, turbūt taip turėtume sakyti. 5 klaida per kėlinį aikštės viduryje, savo aikštės pusėje yra tikrai per daug. Per didelė prabanga žaidžiant su Vilniaus Žalgirio. Vis tik komanda patyrusi, turinti kraštuose aktyvių labai futbolininkų, tiek Leliūga, tiek Niuadži. Ir matome, kad pastarasis, na, tokioje sudėtingoje situacijoje vis tik sugebėjo pralaužti Tado Kaunecko rankų. Kauneckui kas galėjo pasirodyti? Per nuošalę? Galbūt vartininkai iš to taško atrodė, tačiau mums aišku sunku dabar įvertinti situaciją, kai praktiškai nematome visos gynybos linijos įsidėsimo, bet matome, kad labai ilgai bėgo kampinis Andrius Skerla. Niuadži, turbūt jisai vėl antrasis jo įvartį, štai. Na, jau tikrai yra dabar rimtas žingsnis pergalės link, standartinė situacija, kampinis nesugebėjo išsirinkti savo dengiamų žmonių. Ir Niuadži pelno savo antrąjį įvartį. Na, prisimenu rungtynes Austrijoje, kada po keitimo pasirodė rungtynėse su Zalcburgo futbolininkais. Turėjo porą epizodų, kada būtent po smūgių galvą, na štai, pažiūrėkime, tikrai moka žaisti, galva, puikiai jaučia situaciją. Smagu čia, smagu Lietuvos futbolo federacijos stadione. Tikrai tokia tradicija yra įvedama, kaip visame pasaulyje ir Europoje, kai kas nors įmuša įvartį. Garsiai yra sakoma žaidėjo vardas ir visi garsiai sako žaidėjo pavardę. Čia būtent taip ir yra. Ir tikrai smagu. Čia Bilinskis išstovi ant kojų. Ilgai nesiskiria su kamuoliu. Ojojoj, pasityčiajimas. Niuadžis. Klaidinamas judesys. Niuadžis 5-0. Seržas Niuadžis. 5-0. 5-0. Ar jūs šiandien matote Gargždų bangą? Ar jūs matote šią komandą? Aš ne. 39 minutė. 5-0. Banga. Ajajoj, aišku, čia Seržas Niuadžis sužaidė fantastiškai ir gražiai, bet taip prarasti kamuolius, taip leisti Žalgiriui tyčiotis